Labą dieną, tie, kas mane žiūri. Šita skaidrių dalis, šita pristatymo dalis irgi bus priskirta tai trečiai daliai technikoms, psichoanalitinėm technikoms. Taigi pradėkim. Visų technikų, kurios laikomos analitinėmis, tiesioginis tikslas – pagerinti paciento supratimą apie save. Kitos procedūros pačios savaime neprisideda prie įžvalgos, kaip prieš tai buvusios, bet jos sustiprina ego funkcijas, kurių reikia supratimui įgyti. Jos laikomos neanalitinėm, aišku, procedūrom, dažnai naudojamos vis tiek psichoanalitinėme gydyme irgi ir yra būtinos įžvalgos sąlygos, kad sukurti įžvalgai atsirasti. Kitos dar neanalitinės procedūros kaip tik blokuoja arba sumažina ego gebėjimą suprasti. Šiai kategorijai priklauso priemonių ar veiksmų mažinančių ego stebėjimo, mąstymo, prisiminimo ar vertinimo funkcijas. Pavyzdžiui, abreakcija gali leisti pakankamai iškrauti instinktyvę įtampą, kad suvaržytas ego nebejaustų neišvengiamo pavojus. Tada saugesnis ego gali stebėti, mąstyti, prisiminti ir įvertinti funkcijas, kurias jis prarado ūmaus nerimo metu, ir tada įžvalga tampa labiau įmanoma. Terminas analizavimas nurodo įžvalgos įgyjimo būdus. Paprastai tai 4 skirtingos procedūros laikoma bent jau psichoanalizėje. Konfrontacija, klarifikacija, interpretacija ir perdirbimas. Dabar trumpai apie kiekvieną. Psichoanalitinės technikos menas naudojamas klasikinėje psichoanalizėje, grįstas analitinių ir neanalitinių procedūrų derinimu. Svarbiausia analitinė procedūra yra interpretacija. Visos kitos analitinės procedūros yra jai pavaldžios, tiek teoriškai, tiek praktiškai, ir tai žingsniai vedantys į interpretaciją arba darantys interpretaciją veiksmingą. Pirmas žingsnis analizuojant psichinį reiškinį yra konfrontacija. Aptariamas reiškinys turi būti akivaizdus, aiškiai išreikštas paciento sąmoningam ego. Prieš galėdamas paaiškinti priežastį, dėl kurios pacientas sesijos metu kažko vengia, pirmiausia turiu priversti jį suprasti, kad jis to kažko vengia. Kartais pacientas pats atpažins šį faktą ir jums to daryti nereikės. Tačiau prieš imantis bet kokios tolesnės analizės, turime įsitikinti, kad pacientas savyje atpažįsta psichinį reiškinį, kurį bandome analizuoti. Konfrontacija veda į kitą žingsnį – klarifikaciją. Jos tikslas – sutelkti dėmesį į analizuojamą psichinį reiškinį, kur reikšmingos detalės turi būti paliestos ir kruopščiai atskirtos nuo pašalinės medžiagos. Čia kaip pavyzdys, tai pacientas sen priešinasi ir pripažįsta, kad jis... Taip, neperskaitau, tuoj minutėlę bandysiu kažkaip... Taip. Pacientas priešinasi ir pripažįsta, kad taip yra ir kad jis bėga nuo kažko. Tolesnės paciento asociacijos gali padėti atskleisti, kodėl jis priešinasi ir kam jis priešinasi. Besipriešinančio paciento asociacijos verčia jį kalbėti apie įvairius praėjusio savaitgalio įvykius. N buvo nuėjęs į dukters mokyklą ir jautėsi sugniuždytas dėl sutiktų daugybės pasiturinčių tėvų. Tai jam primena jo vaikystę ir kaip jis nekentė matyti, kaip tėvas bando pamaloninti savo turtingus klientus. Jo tėvas bendraudamas su savo darbuotojais buvo tironas, o su turtingaisiais klientais asilo bučinys. Toks vertimas buvo knygoje. Šitas atvejis paimtas iš Grinsono knygos apie psichoanalitinę terapiją ir psichoanalizę. Jis bijojo savo tėvo, kol neišėjo iš namų ir įstojo į koledžą. Tada jis ėmė jausti jam paniką. Jis vis dar jaučia jam paniką, bet to neparodo. Juk tai būtų beprasmiška, jo tėvas per senas pasikeisti. Jo tėvui tikriausiai jau beveik 60, plaukai beveik žili, balti. Kas iš jų beliko? Pacientas nutyla. Man susidarė įspūdis, kad N asociacijos rodo tam tikrus jausmus, kuriuos jis jaučia man. Ir būtent tie jausmai paskatino jį priešinti sesijos pradžioje. Taip pat jaučiu, kad tai tikriausiai susijęs su panieka. O tiksliau paciento baimė tiesiogiai išreikšti paniką man. Kai ligonis nutilo, pasakiau, kad įdomu, ar jis nejaučia panikos kitam baltaplaukiui.
Paciento veidas nuraudo ir pirmasis jo atsakymas buvo: manau, jūs manote, kad kalbu apie jūs. Na, tai tiesiog netiesa. Aš nejaučiu jums jokios panikos. Kodėl turėčiau? Jūs elgiatės su manim labai gerai. Daugumą neįsivaizduoju, neįsivaizduoju, kaip elgesi su savo šeima ir draugais, bet tai ne mano reikalas. Kas žino, galbūt jūs esat vienas iš tų vyrų, kurie užpuola dukters vaikiną ir susitaiko su dideliais kadais. Aš nežinau ir man tai nerūpi. Aš atsakiau, kad jaučiu, kad jam palengvėjo, nežinant, kaip aš iš tikrųjų elgiuosi nesesijose. Jei žinotų, jei žinotų, kad gali jausti paniką ir bijotų tai išreikšti man tiesiai. Pacientas kelias sekundės tylėjo ir atsakė, kad jei įsivaizduotų, kad darau ką nors niekingo, nežinotų, ką daryti su šia informacija. Tai jam priminė atvejį prieš kelias savaitės. Jis buvo restorane ir išgirdo piktą vyro balsą, kuris šnekučiavosi su padavėju. Akimirksniu balsas skambėjo kaip mano, o vyro pakaušis buvo panašus į manąjį. Po kelių akimirkų jam palengvėjo pamačius, kad tai netiesa. Dabar pacientui buvo galima atkreipti dėmesį į tai, kad jis stengiasi nejausti man panikos, nes jei taip elgtųsi, bijotų, tai reikštų, kaip buvo su savo tėvu. Būtent šis specifinis sudėtingas emocinis reakcijų modelis turėjo būti išskirtas, kad būtų galima paaiškinti, kad būtų galima tęsti tolimesnę jo pasipriešinimo analizę. Trečias analizės žingsnis yra jau pati interpretacija. Kiekviena kita procedūra parengia interpretaciją arba sustiprina ją. Interpretuoti reiškia nesąmoningą paversti sąmoningą, tam tikro psichinio įvykio nesąmoninga prasmė, šaltinis, istorija, būdas ir priežastis tampa sąmoningi. Tam paprastai reikia daugiau nei vienos interpretacijos. Analitikas naudoja savo pasąmonę, empatiją ir intuiciją, taip pat teorinės žinias, kad sukurtų šitokią interpretaciją. Interpretuodami mes peržengiame taip, kas lengvai pastebima ir psichologiniam reiškiniui priskiriame prasmę ir priežastinį ryšį. Klarifikavimo ir interpretavimo procedūros yra glaudžiai šiaip susijusios. Labai dažnai klarifikavimas veda interpretaciją, kuri veda į tolimesnę klarifikaciją. Ir čia kaip pavyzdys vėl iš Greensono knygos apie psichoanalizę. Praėjus maždaug 2 savaitėm po sesijos, apie kurią pranešta anksčiau, pacientas N praneša apie sapno fragmentą. Prisimena tik tiek, kad pajutęs, kad kažkas atsitrenkė į jį iš nugaros, laukiant, kol pasikeis raudonas šviesoforo signalas. Jis įniršęs išlipa laukan ir su palengvėjimu sužino, kad tai tik berniukas važiavęs dviračiu. Jo automobilis nebuvo apgadintas. Asociacijos vedė į N paciento meilę automobiliams, ypač sportiniams. Jam ypač patiko pojūtis, kaip švilpia tie stori seni brangus automobiliai. Brangus automobiliai atrodo tokie tvirti, per 4 metus suyra. Mažas jo sportinis automobilis gali aplenkti ir Cadillac, ir Lincolnus, ir Rolls Royce'us. Jis žino, kad tai perdėta, bet jam patinka taip manyti, tai jį žadina. Tai perkeliamas iš jo sportinių dienų, kai mėgo būti nugalėtojų, favoritų. Jo tėvas buvo sporto gerbėjas, kuris visada menkino paciento pasiekimus. Jo tėvas visada užsiminė, kad buvo puikus sportininkas, bet niekada to nepagrindė. Jis buvo ekshibicionistas. Bet pacientas abejojo, ar jo tėvas tikrai gali varžytis. Jo tėvas kavinėje flirtuodavo su padėjėja, ar seksualiai pasisakydavo apie pro šalį einančias moteris. Bet atrodė, kad jis puikuojasi. Jei jis būtų toks seksualus, jis to nedarytų. Akivaizdu, kad paciento materialinis toks rūpestis yra lyginti save su savo tėvu pagal seksualinius gebėjimus. Ji taip pat susijusi su žmonėmis, kurie apsimeta tuo, ko nėra. Didžiausią įtaką jo asociacijoms padarė momentas, kai jis pasakė, kad jį kutena fantazija daužti didelius automobilius. Jis žinojo, kad tai iškrypimas, bet jam patiko tai įsivaizduoti. Sapnėje įtūžis pasikeičia į palengvėjimą, kai sužino, kad jis partrenkė tik berniuką ant dviračio. Man atrodė, kad šiuose dviejose afekto kupinose elementuose turi būti raktas į sapno prasmę. Aiškinau savo, kad berniukas ant dviračio reiškia masturbuojantį žaislą. Tikriausiai raudona šviesa reiškia prostituciją.
nes raudonųjų žibintų kvartalas yra bendras terminas toms vietovėms, kuriuose renkasi prostitutės. Žinojau, kad mano pacientas tvirtino, kad myli žmoną, bet pirmenybę teikia seksui su prostitutėmis. Iki šio analizės momento pacientas nepateikė jokių prisiminimų apie seksualinį savo tėvų gyvenimą. Tačiau jis dažniausiai minėjo tėvo flirtą su padavėjomis, kurios laikiau ekrano prisiminimais. Todėl jaučiau, kad savo interpretaciją nukreipsiu jo suaugusiojo požiūrį palyginti su jo vaikystės susirūpinimu tėvo seksualiniu gyvenimu. Aš sąmoningai nepaisiau visų užuominų apie susimušimą, užpakalį, pyktį ir panašiai. Baigiantis sesijai pasakiau jam, kad jaučiu, kad jis kovoja su jausmais dėl savo tėvo seksualinio gyvenimo. Atrodė, kad jis sakė, kad jo tėvas seksualiai nėra labai stiprus žmogus. Bet man buvo įdomu, ar jis visada taip manė. Pacientas reagavo gana greitai, tiesą sakant, šiek tiek per greitai. Iš esmės jis skubėjo sutikti, kad tėvas jam visada atrodė arogantiškas, pagyrūnas ir apsimetėlis. Jis nežinojo, koks buvo jo seksualinis gyvenimas su mama, bet yra visiškai tikras, kad jis negalėjo būti labai patenkintas. Jo mama buvo ligota ir nelaiminga. Didžiąją savo gyvenimo dalį ji praleido skųsdamas jam tėvu. Pacientas buvo visiškai tikras, kad jo motina nemėgsta sekso, nors to įrodyti negalėjo. Tad aš įsikišau ir pasakiau, kad mano manimo mintis, kad jo mama atmetė seksą su tėvu, jį kuteno, jaudino. Pacientas teigia, kad tai jo nejaudina, nes turėjo pripažinti, kad tai suteikė jam pasitenkinimo, nors turėjo, bet turėjo pripažinti, kad tai suteikė jam pasitenkinimo jausmą, triumfo prieš seną berniuką jausmą. Tiesą sakant, dabar jis prisimena, kad jo tėvo mėgamajame rado keletą mergaitiškų žurnalų su nuogų moterų nuotraukomis. Jis taip pat prisimena, kad kartą, būdamas paauglys, po tėvo pagalvę rado prezervatyvų pakelį ir pagalvojo, mano tėvas tikriausiai eina pas prostitutis. Tada aš įsikišau ir atkreipiau dėmesį, kad prezervatyvai po tėvo pagalvę akivaizdžiai rodo, kad jo tėvas naudojo prezervatyvų su mama, kuri miegojo vienoje lovoje. Tačiau pacientas nenorėjo patikėti savo norus supildančią fantaziją. Mama nenori sekso su tėvu, o tėvas nėra labai stiprus. Pacientas tylėjo ir sesija baigėsi. Kitą dieną jis atėjo pasakodamas, kad išeidamas iš mano kabineto niršo ant manęs. Važiuodamas jis važiavo pašėlusiai, bandydamas aplenkti kitus automobilius greitkeliai, ypač brangius. Tada jis gavo staigų impulsą lenktyniauti su Rolls-Royce'u, jei tik tokį rastų. Jo galvoje šovė trumpalaikė mintis. Rolls-Royce priekyje yra inicialai RR. Tai daktaro Grinsono inicialai. Jis staiga suprato. Tada jis pradėjo juoktis, sėdėdamas automobilyje. Senas berniukas turbūt teisus pagalvojus. Mane erzina įsivaizdavimas, kad mama man labiau patinka ir aš galėčiau nugalėti savo tėvą. Vėliau susimąsčiau, ar tai turi ką nors bendro su mano paties sutrikusiu seksualiniu gyvenimu su žmona. Ši klinikinė vinjetė iliustruotų sudėtingus žingsnius, kurių reikia net ir paprastam interpretavimui. Ir tai, kaip reikia laukti paciento klinikinių atsakų, kad būtų galima nustatyti, ar einame teisingų kelių. Afektinis paciento atsakas į mano pirmą įsikišimą, jo skubėjimas reaguoti rodė, kad paliečiau kažką gana gyvo. Nauji prisiminimai apie mergaitiškus žurnalus ir prezervatyvus patvirtino, kad esu teisus. Reakcija po valandos pyktis, Rolls-Royce asociacija, mirti iš juoko ir siejimas su jo paties seksualiniu gyvenimu parodė, kad dozavimas ir laikas buvo tinkami. Toks pavyzdys Grinsono. Ketvirtas analizavimo žingsnis yra perdirbimas. Tai sudėtingų procedūrų ir procesų rinkinys, kuris vyksta po to, kai buvo pasiekta įžvalga. Tai leidžia įžvalgai nulemti pokyčius. Iš esmės tai yra pasikartojantis laipsniški ir sudėtingi pasipriešinimo tyrinėjimai, kurie neleidžia įžvalgai paskatinti pokyčius. Be pasipriešinimo analizės ypač svarbios yra ir rekonstrukcijos čia. Kai kuriuos perdirbimus pacientai atlieka ne analitinės valandos metu. Perdirbimas yra daugiausiai laiko reikalaujanti psichoanalitinės terapijos elementas. Tik retais atvejais įžvalga labai greitai priveda prie elgesio pokyčių ir tada ji paprastai yra laikina arba lieka izoliuota ir neintegruota. Paprastai reikia daug laiko įveikti galingas jėgas, kurios priešinasi pokyčiams ir sukuria ilgalaikius struktūrinius pokyčius. Taigi,
Vėl toliau eina tas pats pavyzdys, daug čia, grįžkime prie to pačio paciento. Grinsonas rašo, sesijoje interpretavau jo fantaziją, kad jo motina nemėgsta sekso ir seksualiai atstumė tėvą, o jo tėvas buvo seksualiai impotentas. Jam nepatiko šis aiškinimas, bet vėliau sesijoje suprato, kad tai teisinga. Atvykęs į kitą sesiją, jis šią įžvalgą susijęo su faktu, kad jo paties seksualinis gyvenimas su žmona sutrikęs. Sunkiausia jam buvo kitą dieną po seksualinių santykių pažvelgti į žmoną. Jis jautė, kad ji turi juo bjaurėtis dėl to, kad elgėsi jausmingai. Kai tuo suabejojau, jis savo reakciją susiejo su vaikystės prisiminimu, kai motina žemino jį už masturbaciją. Tačiau per kelias ateinančias savaitės pacientas vis labiau suvokė, kad be jo noro, kad jo žmona jausmingai mėgautųsi su juo, jis ją paniekino, kai jis seksualiai susijaudino. Jausmas, kad jį jo bjaurisi politinių santykių, buvo jo paties jausmų projekcija. Netrukus po to pacientas prisiminė, kaip jo mama gudriai mirktelėjo tėvui, kai pamatė gatvėje besikopuliuojančius du šunis. Iš pradžių su šiuo prisiminimu buvo susijęs nedidelis poveikis. Tačiau pacientas tuo metu keistai elgėsi su savo žmona. Jam jie atrodė visiškai nepatraukliai, vengė jo seksualiai ir ieškojo prostitučių. Aš jam aiškinau, kad atrodo, kad jis elgėsi taip, kaip įsivaizdavo savo tėvą. Pacientas į tai atsakė, kad nekaltina savo tėvo, kad jis vengė mamos seksualiai. Nors jo mama buvo patraukli moteris, jis prisiminė, kaip ji gulėjo lovoje ir buvo ne visai sekso puodas. Nelabai žinau, ką tai reiškia išraiška angliškai turbūt, bet va toks išvertimas yra. Jos veidas atrodė paraudęs ir prakaituotas. Plaukai buvo sušišiaušę ir tvyrojo atstumiantis kvapas. Šie prisiminimai buvo susiję su liga ir menstruacijomis. Paaiškinau, kad menstruacijos buvo susijusios su kekšišku įkarščiu. Vėliau pacientui atkūriau tikimybę, kad jo motinos paveikslas su paraudusiu, prakaituotu veidu ir atstumiančiu kvapu buvo susijęs su matymu mamos lytiškai santykiaujant su tėvu. Pasiūliau, kad mintis, kad jo motina nemėgo sekso ir daugybė prisiminimų apie tėvo flirtą su kitomis moterimis buvo bandymas prieštarauti nesąmoningam prisiminimu, kaip matė savo motiną seksualiai susijaudinusią šalia tėvo. Nurodžiau, kad prisiminimas, kai jo motina mirktelėjo tėvui, stebint besiporuojančius du šunis, taip pat buvo tokio pobūdžio ekraninis prisiminimas. Pacientas sutiko, kad mano rekonstrukcija atrodo tikėtina, bet jis paliko šaltas. Po sesijos aš jam pasakiau, kad jo žmonos seksualinė priežiūra ir prostitutės buvo tolimesni bandymai įrodyti, kad geros moterys, ištekėjusios moterys, kurios yra vaikų motinas, nesirūpina seksu ir tokių moterų vyrai su jomis nesimyli. Savaitgalį po šio aiškinimo pacientas pranešė iki šiol patyręs didžiausią pasitenkinimą teikiančią seksualinę patirtį su savo žmona. Po to sekė kelias savaitės priešinimasis analizai ir seksui remiantis idėja, kad visi suaugę žmonės yra veidmainiai ir melagiai, išskyrus kelis maištininkus ir bepročius. Pacientas ir vėl grūnėsi su savo vaikystės konfliktais dėl tėvų seksualinio gyvenimo. Jei jis turėjo atsisakyti neigiamų jų seksualumo egzistavimo, jis nekentė jų ir niekino juos dėl jų vaidmainystės. Jo motina mirktelėjusi tėvui tai įkūnijo. Jo žmona taip pat buvo netikėta, aš ir mano žmona taip pat. Vieninteliai sąžininki žmonės buvo tie, kurie vengė visuomenės ir konvencinių dalykų. Sąžiningiau buvo mokėti už seksą grynaisiais, nei pirkti prabangiais namais, drabužiais, kailiais, automobiliais ir panašiai. Aš supratau, kad tai buvo bandymas pažeminti motiną, tėvą ir kitus vedusius žmonės, dėl jo įniršio ir pavydo mirkčiojančioms motinoms. Po jo panieką slypėjo pavydas. Jis būtų reagavęs visai kitaip, jei mama būtų jam mirktelėjusi, o ne tėvui. Pacientas į tokį aiškinimą ir tolesnę rekonstrukciją reagavo paniuręs, piktas ir su pasipriešinimu. Tada lėtai per kelias savaitės jis pradėjo mąstyti apie paniekos ir pavydo santykį. Jis suprato, kad mano formuluotė gali būti naudinga. Jis niūriai prisipažino, kad buvau teisus ir jis nekentė atsisakyti minties, kad motina nenori sekso su tėvu ir visai nenorėjo sekso. Tėvo seksualiai sujaudintas
Sujaudintos motinos vaizdas jį supykdė. Jis jautėsi kaip mažas berniukas arba pranašesnis suaugęs žmogus. Galbūt jis turėtų leisti kitiems gyventi savo seksualinį gyvenimą ir susikoncentruoti į savo miegamąjį. Manau, ši klinikinė medžiaga, kaip sako Grinsonas, iliustruoja kai kuriuos atliekamus perdirbimus. Tai, ką prašiau, apima maždaug 6 mėnesių laikotarpį. Tai prasideda sapnu, kai pacientas sportinėme automobilyje degant raudonam šviesoforo signalo atsitrenkė į berniuką ant dviračio. Nuo tada dirbome su jo emocinių reakcijų į seksualinį tėvų gyvenimo problemą ir kaip tai nulėmė jo paties seksualinius sunkumus. Paviršiuje buvo pranašumas prieš tėvą ir užuojautą motinai. Tėvas buvo impotentas girtuoklis, o motina nenoriai mergelė. Tada per didelį pasipriešinimą radome pykčio pliūpsnius motinai ir tėvui. Tada mama pasidarė atstumianti ir jis paniekino abudu tėvus. Šio laikotarpio pabaigoje atskleidėme pavydą tėvų seksualiniam gyvenimui. Galiausiai pacientas suprato, kad turbūt jie turi teisę į savo miegamojo privatumą ir jis turėtų elgtis taip pat. Tuo paciento seksualinė problema, aišku, nesibaigė, tačiau tai rodo, kad buvo pasiekta daug vertingos įžvalgos. Buvo daug judesių pirmyn ir atgal, bet pažanga tęsiasi. Pavyzdžiui, homoseksualumo tema tuo laikotarpiu nebuvo gvildenama, buvo pradėta nagrinėti vėliau. Įsiskverbdavo ir kitos problemos, su trumpesniam ar ilgesniam laikui seksualinės problemos atsitraukdavo į antrą planą arba jas apsunkino agresijos priemaišos. Taip pat buvo regresinių fazių, kai lytinis potraukis buvo susijęs vis su kitais lygiais. Vis dėlto mano tikslas buvo pateikti pavyzdį, kaip dirbti psichoanalizėje, rašo Grinsonas. Šie 4 žingsniai yra skematizuota psichinio įvykio analizės koncepcija. Visi šie veiksmai yra būtini, tačiau kai kuriuos pacientas gali atlikti spontaniškai, ypač konfrontuojant arba iš dalies klarifikuojant. Šie veiksmai neatliekami tiksliai aprašyta, aišku, tvarka, nes kiekviena procedūra gali sukelti naujų pasipriešinimų, kuriuos pirmiausia reikės įveikti. Arba aiškinimas gali būti prieš paaiškinimą, klarifikavimas prieš interpretavimą arba interpretavimas prieš klarifikavimą ir gali palengvinti tam tikro reiškinio aiškinimą. Taip, papildomas kintamasis kasdienio gyvenimo dalykai gali įsiveržti į paciento gyvenimą ir dėl psichoekonominių priežasčių būti svarbesni už visą kitą, kas vyksta analizėje. Tai reikėtų atminti, sako Grinsonas savo knygoje. Klasikinėje psichoanalizėje tam tikrų mastų naudojamos ir kitos, čia jau mes šnekam kitą temą, kitos neanalitinės, taip vadinamos terapinės procedūrų ir procesų atmainos, kurios pasitarnauja įžvalgos pasirengimui įžvalgai arba jos įveiksminimui. Viena iš jų tai yra abreakcija arba katarsis, kas reiškia atstumtų emocijų ir impulsų išleidimą. Abreakcija laikomi vertinga, nes suteikia pacientui žinių apie savo nesąmoningų procesų tikrovę. Emocinis intensyvumas gali pagyvinti patirties detalės, kurios kitu atveju liktų neaiškios ir netikros. Afektų ir impulsų išraiška gali sukelti laikiną subjektyvaus palengvėjimo jausmą, tačiau tai nėra savitikslis dalykas ir iš tikrųjų gali tapti pasipriešinimo šaltiniu. Kaip pavyzdys, ką rašo Grinsonas, pacientas analitikui gali prisipažinti apie kokį nors kaltę sukeliantį įvykį. Tada jausdamas palengvėjimą gali vengti temos, užuot analizavęs jos priežastis, istoriją, prasmę ir panašiai. Tačiau tada svarbu padėti pacientui iš naujo išgyventi traumuojančias patirties emocijas, kad būtų galima atgauti svarbės detalės, kurios kitu atveju galėtų likti ir būti nepastebėtos. Kai susidurima su trauminė arba veik trauminio masto patirtimi, pacientas turi būti skatinamas iš naujo patirti tiek intensyvumo, kiek jis gali pakelti. Pagrindinis tikslas - leisti pacientui iškrauti pakankamai įtampos, kad galėtų geriau susidoroti su likusia įtampa. Pacientui sergančiam lėtinę depresiją turėtų būti leista patirti pakankamai ūmaus sielvarto, kad jis galėtų efektyviai dirbti analitiškai. Analizuojant pacientą turintį tokią problemą keletą mėnesių, jam reikėjo leisti dalį kiekvienos valandos praleisti nenumaldomai ir nevaldomai verkšlenant, kol jis galėjo analitiškai dirbti su pačia depresija. Tas pats principas, pavyzdžiui, galioja ir nerimo būsenoms. Pasiūlymas reiškia idėjų
emocijų ir impulsų kėlimą pacientui nepriklausomai nuo jo realistinio matymo ar jo atmetimo. Jis kilęs iš tėvų ir vaikų santykių, o nelaimės ištikti žmonės lengvai prisijima emocinę vaiko poziciją terapeuto tėvo atžvilgiu. Psichoanalizėje pasiūlymas yra vertingas tol, kol padeda pacientui patekti į analitinę situaciją ir joje dirbti. Nors psichoanalitikas negarantuoja puikių gydymo rezultatų, pacientas nerealiai pasitikės juo dėl įtaigių poveikių kylančių iš jo psichoanalitiko nuostatų. Mano pacientai, nepaisant mano žodinių pasisakymų ar sąmoningos nuomonės, jaučia manyje slypintį optimizmo jausmą, rašo Grinsonas. Atliekant analizę pasitaiko atveju, kai patartina paskatinti pacientą pabandyti ištverti skausmą ar nusivylimą. Geriau, jei tokio požiūrio priežastis būtų paaiškinta. Kartais galima pasakyti kažką panašaus į galbūt jausitės geriau, jei susidursite su tuo. Paprastai tokie pasiūlymai yra patikinimai būna sėkmingi. Arba galima pasakyti tokius dalykus kaip tu prisiminsi savo sapnus, kai nebebijosi. Ir pacientas pradės prisiminti tuos savo sapnus. Naudojant pasiūlymą kyla du pagrindiniai pavojai. Be reikalo suvilioti pacientą, kad jis priprastų prie šios regresinės paramos. Jo naudojimas to nesuvokiant. Tada analitiko įtaka nebus analizuojama ir pacientas iš esmės įgis naują neurozinį simptomą iš neanalizuotų analitiko pasiūlymų. Taip atsitiks, kai interpretacijos pateikiamos kaip dogmos. Tada pacientai laikysis interpretacijos kaip įkyrios idėjos. Esmė ta, kad pasiūlymas ar patikinimas galiausiai turi būti atvirai pripažinti, įtraukti į analitinę situaciją ir išanalizuotas jų poveikis. Manipuliacija reiškia įtaigą, kurią terapeutas atlieka be paciento žinios į pacientą. Psichoanalitiniuose sluoksniuose šis terminas įgavo nemalonų atspalvį, nes jį netinkamai vartojo vadinamieji laukiniai analitikai. Tačiau tai yra lygiai taip pat analitinės terapijos dalis kaip pasiūlymas ar reakcija. Manipuliacija gali reikšti tylėjimą per sesiją, kad afektas sustiprėtų ir taptų labiau įrodomas. Manipuliacija neanalizuoti perkelimo, kad jis pasiektų tam tikrą intensyvumą arba leistų jam regresuoti tam pacientui. Manipuliacija, kai norima pasakyti apie artėjantį išvykimą, kai pacientas apie tai neužsimena. Visos šios manipuliacijos turi netiesioginį analitinį tikslą – įžvalgą. Jos turi būti pripažintos, jei klausimo, o reakcijos į jas analizuojamos. Kitos manipuliacijos gali būti subtilesnės. Pavyzdžiui, balso tonas ir intonacija turi žadinti poveikį, kuris gali sukelti reakcijas ir prisiminimus apie analizę ir taip paspartinti analitinius procesus. Labai svarbu žinoti apie manipuliavimą ar bent jau apie galimybę nesąmoningai ją pasinaudoti. Galiausiai jos turi būti įleistos į analitinę areną ir taip nuodugniai išanalizuotos, kaip ir bet koks kitas analitiko įsikišimas, tikras ar įsivaizduojamas. Sąmoningas vaidmenų ir požiūrių prisėmimas yra antianalitinis, nesukuria neanalizuojama situacija. Tai apgaulės elementas, dėl kurio atsiranda realus nepasitikėjimas terapeutu. Neabejoju, kad to gali prireikti tam tikrose terapinėse situacijose, bet tai daro analizę neįmanoma. Toliau apie kitus dalykus šiek tiek 4 pagrindiniai komponentai, kurie sudaro šiandieninę psichoanalizę ir psichoanalitinę terapiją, aš manau. Taigi, čia jau iš kitos pusės, iš kitos informacijos šaltinio. Pirmas – interpretacija. Tai žodinis analitiko ir paciento bendravimas, kurio metu analitikas aptarė savo hipotezes apie nesąmoningus paciento konfliktus. Paprastai analitikas padeda pacientui pamatyti naudojamą gynybos mechanizmą, tada gynybinio mechanizmo kontekstą arba impulsyvų santykį, prieš kurį mechanizmas buvo sukurtas ir galiausiai paciento motyvacija šiam mechanizmui. Antras – perkelimo analizė. Perkelimas – nesąmoningas paciento praeities konfliktų kartojimasis čia ir dabar. Perkelimo analizė reiškia sistemingą paciento verbalinių ir neverbalinių pasireiškimų per sesiją pasekmių analizę, taip pat paciento tiesioginės ir numanomas komunikacinės pastangas paveikti analitiką. Atlikdamas perkelimo analizę, analitikas atkreipia dėmesį į visą komunikaciją, tiek verbalinę, tiek neverbalinę, ir kuria teoriją apie tai, kas paskatino paciento demonstruojamus gynybinius mechanizmus,
kurie sudaro pagrindą bandymams keisti paciento elgesį ir charakterį. Toliau techninis neutralumas. Techninis neutralumas arba analitiko įsipareigojimas išlikti neutraliam ir vengti užimti paciento vidinių konfliktų pusę. Analitikas stengiasi išlikti vienodu atstumu nuo visų paciento darinių id, ego ir superego bei nuo išorinės realybės. Be to, techninis neutralumas reikalauja, kad analitikas susilaikytų nuo savo vertybinių sistemų primetimo klientui. Techninis neutralumas kartais laikomas abejingumu ir nesidomėjimu klientų, pacientų, tačiau taip nėra. Tikslas yra tapti pacientui veidrodžiu, atspindinčiu jo savybės, prielaidas ir elgesį, kad padėtų geriau suprasti save. Psichoanalitinėje terapijoje psichoterapeutas laikosi neutralumo, anonimiškumo ir abstinencijos principų, kad būtų techninis tas neutralumas. Neutralumas reiškia, kad jis vengia paciento jausmų, minčių, požiūrių, troškimų ir poelgių vertinimo kritikos. Anonimiškumas reikalauja terapeuto vengti bereikalingos savo asmenių požiūrių, gyvenimo detalių ar problemų atskleidimo, kas gali trukdyti pacientui atsiskleisti pačiam. Ir abstinencija reikalauja terapeuto susilaikyti nuo tiesioginio pacientų noro patenkinimo. Taip pat nuo jo naudojimo savo asmeniniams poreikiams patenkinti, pavyzdžiui, seksualiniams, narcisistiniams, materialiems siekiant kitos naudos bei atlyginimo už darbą. Kontraperkelimo analizė. Kontraperkelimas tai analitiko reakcijos į pacientą ir medžiaga, kurią jis pateikė seansų metu. Kontraperkelimo analizė paprastai gali būti suprantama kaip analitiko bandymas išanalizuoti savo reakcijas į klientą, kad ir kokia forma jos būtų. Kad sėkmingai įsitraukti į psichoanalitinį gydymą, analitikas turi gebėti objektyviai pamatyti klientą ir suprasti tiek klientė vykstantį perkelimą, tiek savo patirtį. Tai tiek, ačiū už dėmesį.